Taip, tai sveiki, aš Mantautas Sakalauskas, liaudies meistras. Irina. Esu Tomas. Paskutinis klausimas. Esu Algirdas Meškinis. Vardas Simonas. Sveiki, esu Eugenijus Godaudas iš Klaipėdos. Aš pats jauniausias iš čia esančių, Martynas, Formė Marčius. Tai istorija tokia įdomi, kažkada pamačiau, ieškau to MX3, norėjau Civiką keisti į MX3, bet ten pasirodė nekoks variantas. Ir galiausiai radau net ne internete, o kažkam laikraštį skelbimą Mazda MX3 parašyta V6 motoras, daugiau nieko, ir Marijampolė. Paėmiau autobusų, nuvažiavau į Marijampolę ir nupirkau tą MX raudonas, buvo labai džiaugiausi, pigiai dar paėmiau sąlyginai, tuo metu gal tarp dideli pinigai, bet... Kodėl MX3? Tai mano istorija buvo tokia, kad MX3 yra mano antras automobilis, pirmas buvo Mitsubishi Coltas, irgi japonas, o turiu draugą, ir tuo laiku turėjau, kuris turėjo MX3 ir mes su juo susitikdavom ir jis taip smagiai su tą mašiną atvažiuodavo ir taip smagiai mane paviešindavo, kad aš kažkaip taip nusižiūrėjau tą mašiną, kad jinai čia, super, sakau, norėčiau aš irgi tokios. Taip gavos, kad iš to draugą nupirkau būtent pirmąjį savo MX3. Pirmąją MX-ą įsigijau, turėjo būti 2011, ne, meluoju, 2009. Pirmojo MX-o istorija tai buvo tokia, kad aš norėjau iš tikrųjų tiesiog nedidelės Mazdos arba Civico. Ir man pažįstamas parsiuntė iš Vokietijos Mazda MX3, jis tiesiog rado mažą Mazdą ir jis ją parvežė. O pasirodo MX3. MX3 iš tikrųjų mano rankose atsidūrė atsitiktinai. Tiesiog buvo netikėtai užmatytas vaikščiant po automobilių turgų ir nupirktas. MX-ą įsigijau, nes norėjau draugas, panašiai kaip kolega pasakojo Mantas. Irgi buvo draugas, su MX-u važinėjęs, man irgi jis labai patiko. Tai ir kai pardaviau savo pirmą mašiną, tai buvo arba MX-ą pirksiu, arba CRX-ą norėjau antrą pirkti, trečią, man atrodo. Bet ir kainų skirtumas buvo, ženkliai skiriasi, tai pasiėmiau MX-ą. Ir taip ir atvažinėjus po šiai dieną. Atvažiavau šiaip, žinai, nenoriu, atvirkščiom kojom ten per prievartą atvažiavau, bet kai Armandas pradėjo pešiotis ugnim visą naktį, liepsnom pasišaudė, tai mes su broliu tokie sėdėjom, o čia ką sugeba tą mašiną. Tai kitą dieną aš įsigijau irgi raudoną MX-ą. Važiavau savo pirmos mašinos pirkti Utenos automobilių turgų ir iš Vilniaus važiavau su mintim, kad pirksiu Mitsubishi Eclipse senąją. Ir ačiū Dievui, nė vienos neradom Utenos turgui ir tada jau važiuojant praktiškai namo, maname iš turgų pamatėm tokią žalę gražų užpakalį. Stojom pažiūrėti ir ant skelbimo pamačiau, kad parašyta V6. Negalėjau patikėti, pasikvietėm dėdę, sakėm, dėdė atvažiuok parodyti. Važiavo dėdė, atidarė kapotą ir meilė iš pirmo žvilgsnio. Pirkom, jisai praktiškai buvo nevažiuojantis netgi. Kosėjo, čiaudėjo, buvo babina nusprogus, nežinojau. Pirkom už brangiai ir nevažiuojantį ir niekart nesigailėjau. Automobilyje po nusipirkimo iš pat pradžių pakeičiau išmetimo sistemą. Tai iš tikrųjų buvo priverstinis dalykas, nes senoji buvo ganėtinai supuvus, todėl perdariau ją į didesnius skersmens ir tiesioginę. Po to keičiau važiuoklėje detalės, žeminau, pakeičiau variklį, galinę pakabą automobilių, įsidėjau 1.8 DOH variklį iš 323F Mazdos. Mano kaip ir važiavo, bet stabdžių nebuvo gerų, tai teko stabdžius pakeisti pirmo eilėj. To prasidėjo turbūt, kas pas visus prasidėjo, nelabai susijęs su remontu, daugiau su kitais reikalais. Pas mane tai su stabdžių sistema. Stabdžių sistema guoliai, nes tik įsigijus, tiesiog technikinės reikėjo, technikinę varant, tai tiesiai šviesiai pasakė vyrai, kad sako, tu į ratus pamesi, guoliai kiek yra išsimalę, tai palė, kad tai išlūžti ratą. Guolius pasikeičiau, stabdžių sistemą apsitvarkiau ir daug metų ganėtinai be problemų važinėjau. Šiai dienai tai ten jau
daug visko padaryta, kad važiuot fainiau, mandriau. Nu, tas rimtesnis, kas čia gali būti variklio įdėjimas, turbūt pats rimčiausias. O taip daugiau, tai nežinau. Nei kas genda, nei kas ką, nežinau. Važiuoklės jau gal 2 metus nesutvarkęs. Nu, apart ten, granatą ten kažkada keičiau ten. Bet tai čia tokie smulkmenų šiaip realiai. Ja, čia va. Sportinės piroklės, nėra? Sportinės piroklės šiaip nieko gero. Stogelis. Nieko gero. Nėra modas. Nu, stogelis, vat, po paskutinio gaimo kažkas sakė, kad visai ir gerai atrodo, šiaip tinka, geras daiktas. Nenoriu išėmė stogelį, bet jau Amerikoje. Nu jo, Šitie stogeliai eina į trasą. turim jau ir jau į užsienį. Užmatė iš Amerikos. Kas čia per stogelis, kas. Pakruojai daro. Iš Pakruojais į štatus išsiuntė 3 stogelius kažkur. Ir MX fanai džiaugiasi. Wow. Aš jau kai sužinojau apie klubą, jau buvo įkurtas forumas mūsų senbuvių. Jis buvo toks vaikiškas, nedidelis, nepilnas, bet jau buvo tokia skiltis kaip galerija, pavyzdžiui. Kolegos važiuodavo su mašinom prie ežero pabūti. Tai tas labai aišku pastumėjo toliau domėtis ir pasižiūrėti, kas ten vyks. Ir paskui jau galų gale paskatino ir atvažiuoti į mytą. Tai tiesiog matėsi iš nuotraukų, kad žmonės yra normalūs, kad atvažiuoti verta. Ir tiesiog vienas iš klubiečių atvažiavo iki darbo, dar labiau pakalbino ir pamačiau, kad tikrai verta. Ir pirmą kartą atvažiavus, toliau važiavam jau kiekvieną savaitę. Pirmas pats galbūt ir buvo atsiverstas tinklapis, kurį paieškos sistema Google rado, tai po MX3 klubu. Ir po to pradėjus skaitinėti forumą, sugalvojau, kad reikia nuvažiuoti į Mytą. Na, man tai su klubu buvo kitaip, truputėlį forumo nebuvo. Buvo tik maža grupelė žmonių, kurią suradau per Mirką vadinamą ir Tai dar gerokai anksčiau prieš Briedį. Taip, anksčiau, bet buvo pora, gal žmonių, su miksai, ten 3 gal. Kažkur išvažiavę buvom, iš Mirko po to viskas persikėlė į forumą, Gintario dėka. Ir prasidėjo community toksai temos, galerijos, kaip sakai, ir visa kita prasidėjo. Prasidėjo viskas nuo Mazda klubo. Mazda klube buvo MX skiltis, MX3 atskirai skiltis. Ir sugalvojo Chebra atsiskirti, pasidarė puslapį, kaip ir Armandas šnekėjo, buvo Irkė. Mirkė buvo čiatos. O kai sugalvojo atsiskirti, tiesiog pradėjom šnekėti apie įkūrimą. Žmonės pradėjo šnekėti, čia buvo kurį laiką, gal pusę metų šnekama apie tai. Šnekėjau, aš sugalvojau, paėmiau ir įkūriau. Surinkau žmonės, steigėjus ir išrinkom prezidentą ir sutvarkėm popierius. 2008 metais sausio 13 dieną. Iš vakaro susimontavau savo ten išsvajotusius Oze reisingus. Kitą dieną į minigėjimą važiuojant, Simas vairuoja, mes vieną ratą pametėm. Priekinį. Jis taip į pievą ir nuėjo kilometrą per pievą, šienaudamas žolės. Tai mes nespėjom išlipti, rankos nespėjo pradėti drebėti, kai visi gražiai kolona. Ten vienas dankratą, kitas užtvarno kelią, trečias ratą atnešė, susuko, suveržė, sutvarkė. Vis tiek, ir vėl paskui imti dėžę ir vėl keisti tanką. Čia toks vienas iš minusų, kur padariau bededant variklių, tai kad jo. Ne, jūs pakeitęs 10 variklių nepaklausėjai. Buvo esmė tokia, kad Kristupas sako gerą sankabą, man davė jisai ją. Sako, gerą sankabą, viskas tvarkoja, viską įsidėjau. Pirmą pavarą gerai, antrą pavarą viskas, buksuoja sankabą. Na taip, po savaitės laiko teko pirkti naują sankabą ir įsidėti. Tai labai pagelbėjo, kuomet ištiko nesėkmė kelyje. Tikra blandinė tuo metu neturėjau nei damkrato, nei raktų, bet suskambinus tam tikriem pažįstamiem iš MX klubo atsirado ir atsarginis ratas, ir damkratai, ir netgi tai, kas jį pakeitė. Daugiau tokių klaidų nebedarau, visos atsarginės dalis stengiuosi vežioti su savimi, bet tuo metu tikrai pagelbėjo. Tai kai neigiamų atsiminimų, tai kai užkalė greičių dėžė, autostradai važiuojant 5 bėgių, bet viskas gerai baigėsi, o iš teigiamų dalykų labai gerai pamenu, kai BMW man bandė užkirsti kelią, signalino liepsnom, labai arti privažiavo prie mano liepsnosvaidžio ir aš jį labai maloniai kelis kartus apdeginau. Ir buvo ten labai įdomus gandai pasklydę po BMW community, kad čia kažkas marozina, bet iš tikrųjų visai kitaip. Nu, žodžiu, buvau žiauriai happy.
kad žmogui biški Bet čia prieš daug metų. pareklamavau mašiną, kokia yra iš tikrųjų. Ai, pamenat dar prie sporto rūmų kažkada Kalibra buvo atvažiavus ugnim šaudyti. Jo. Ir taip dėjom vaizdų dabar atgal atsakojimai. Tas užvakiai statyta, ten bandė liepsnuot. Jo. Aš ten biški paspaudėlio, žiaurių efektas daug geresnis buvo. Taip ir išvažiavo visas. Aš atsimenu su Armandu, kai bandžiau pašaudyti Siemens areną ir man visas generatoriaus diržas išsitaškė po kapotu. Važiavau numont akumuliatoriaus. Jeigu apie pašaudimų šneka, tai man variklis užkaleno bešaudant. A ne, Laurinai? Vis dėlto liepsnom nedriokstelė, bet kem 5 minutės uždaram kiemėm nėra naudinga motorų šaudyti. Tai va, tiesiog kapitalinį pasidarėm. Pasakosiu viešai galbūt pirmą kartą, koks man nutiko įvykis vieną kartą artėjant GM-ui. Ir visa tai įvyko per vasarą renkant turbo projektą. Žodžiu, esmėj, kai jau tas mano trečias kėbulas žalias, antras KLZ kapitalinis. Pasidarom KLZ kapitalinį, įsidedam į žalią kėbulą, pravažinėjam, padarom apkatkę ir su gerbiamo Eugenijaus turbo projekto vadu, kaip sakant, įgyvendintoju, mes renkame žaislus turbo ir per vasarą iki spalio mėnesio, iki rudens, mes turim uždėti turbaką ir aš turiu su KLZ turbo atvažiuoti į GM. Toks yra tikslas ir kitaip būti negali. Visą vasarą išgyvenam, kaip viskas vyksta, viską renkam. Nu ir priartėsiu prie esmės. Liko savaitė iki GM, čia buvo spalio 10 ar kažkas tais. Ok. Ir susidėjom visus žaislus, viskas buvo surinkta iki tiek, kad mums reikia važiuoti pas gerbiamą programuotoją, programuojamą kompą statom, pasukom ant stendo, važiuojam į gatvę, viską sureguliuojam ir belieka ramiai laukti jau GM, ar ne? Taigi, pirmadienis, aš iš po renginio, su kostiumu dar, jau privažiuoju, ar tai pritepėm tą miksą, nežinau, pas Valdą ten, prasukom, sako, nu, reikėtų dabar jau ant stendo prasukom, viskas važiuoja, viskas fainai, važiuojam, sako, į Palangos plentą. Pratestuosim ant kelio. Davai. Važiuojam čia, spaudžia, turbo, viskas vyksta pilnumoje. Čia pirmadienis, atkreipkite dėmesį. Ir mes, žodžiu, sugrįžtam, viskas gerai, sako, ledas. Dar launch kontrolą pareguliuojam. Mygtukas, žinai, nu, kad čia startų iš viską, laikyk čia. Viskas, dar palauk, čia sako, dar kažką. Nu dar sako, duo gazai visą. Tyla. Nieko nevyksta. Čia rankos dreba. Išlipam lauk. Aš taip už galvos susiemu. Pasilenkiam po apačią. Bloko dalis. Po apačią. Ką tik KLZ turbo, KLZ, žodžiu, kapitalinis. Ką tik. Blum. Pirmadienis. Šeštadienį GM-as. Dėmesio. Gerai. Susikaupiam. Čia 11 val. Vakaro. Yra pirmadienis. Gerai. Galvoju, ką darom? Kaip dabar bus? Paskambinu Eugenijui, turbo vado projektui. Pasakau naujienas. Girdim per telefoną. Pyp. Negali. Rimtai. Sako, nu, blogiausiu atveju dėsim 1.8 V6 per tą savaitę, sako, su mepinu važiuojam. Aš negaliu sau leisti važiuoti su 1.8 turbo, turi būti 2.5 turbo. Čia negali kitaip būti. Grįžau namo, esmė, kad šitos istorijos žmona nėra girdėjus, keli tik tai draugai. Grįžau namo, naktį prie kompo, ieško aplink Klaipėdą 2.5 motoro. Susirandu kelis variantus. Antradienį ryte atsikėlęs skambinu, sakau, labą dieną, turim 2.5, nuo Milenijos, aha, turim. Gerai, kiek nori? Gerai, atvažiuojam. Pasiemu draugą su autobusiuku, nuvažiuojam iš Rotą. Man priveda prie variklio 2.5, ne, čia priveda, motoras išimtas, viskas, nu jau galų, 2.5 viskas čia, pasižiūriu, galvų kodą, KL31, prašau, galvoju, Dievas yra, blemba. KLZ motorą, bum, įvardinti 700 litų, dedam į autobusiuką, nuvežu pas draugą į garažą, paskambinu irgi reikia vėl garažo, tai sako, susprogdinai, ne, taip ir turėjo būti, mantukai, viskas gerai. Skambinu Augiui, sakau, Augi, turiu motorą, čia yra antradienis, šeštadienį GM-as, primenu. Turiu motorą, sakau, kaip ir ką.
žmogus dirba visą dieną irgi, sako, gerai, vakarė, sako, pasiemu pusbrolį, sako, pavarom nuo 8 vakaro. Ir taip pat ir Tomelis irgi prisidėjo prie projekto, pagelbėjo. Žmona nieko nežino, aš negaliu dalyvauti tame procese, absoliučiai manęs nėra. Aš grįžtu į šeimą ir čia mano draugų pagalba, visa tai vyksta, čia nerealus įvykis. Ir aš antradienį va taip būnu savo namuose, o vyrai po darbų sugrįžę viską ardo, turbo visus žaislus, ima lauk tą susprogdintą variklį ir deda tą iš roto klazę. Nuo 8 vakaro iki ryto, kelintą ryto nežinau, bet gavau žinią, kad 8 ryto kažkas užkūrėm, yra. Ir tai yra trečiadienis. Klausykit toliau. Trečiadienis, vėlgi diena, sakau, dar man čia pasprogramuotojai reikia, čia viską, nežinau, atvelkam tą mašiną, ar jinai važiavo, nebeatsimenu, atvarom, kapotą pradarom, tas programuotojas žiūri, blėt, jūs nesveiki. Viskas taip pat, viskas kaip buvo vakar susprogdinta, šiandien kitas motoras įdėta. Gerai, ką mes darom? Važiuojam vėl į tą patį plentą. Važiuojam traukia, lyg netraukia, normaliai lyg tai viskas. Pravažiavom, apsisukam vėl nuo Palangos plento jau link Klaipėdos, važiuojam, skidelės dega, lempos šviečia, nieks nevyksta. Tomas laukia kažkur ten su autobusiuku prie to. Vėl sustojom, kas čia yra? Prieina, pakeliam kapotą, diržas trūka pagrindinis. Čia mes turim trečiadienio vakarą, šeštadienį gaimas, gerbėmiai. Toliau. Nu kągi, vėl skambinam Eugenijui, vėl pasakom naujienas, vėl girim telefoną, pip, negali būt. Gerai, vežam pas minusą, mūsų vietinis Klaipėdoj, kuris apsiema ir tvarko ir nebijom ten palikti miksą. Jūs įsivaizduokit, kas mano galvoje dedas. Gerai, trečiadienis. tą MX nutempėm iš karto prie serviso. Ketvirtadienis išaušta, ten imasi Hebra jau ardyti. Vėl Tomelio prašau, kad važiuok į garažą, nuo to susprogusio, būk geras, nuimk diržus, įtempėjus visus ir vežam tenais. Aš nedalyvauju procese, draugai gelbsti, žmona nieko nežino, nes negali būti tokių įvykių. Ir ketvirtadienį surenka viską ir ketvirtadienį trečias bandymas pas programuotoją. Atvažiuoju, taip, nu ką, važiuojam. Pravažiavom, viskas gerai. Viskas tvarkoj. Laša tepalas pro karterį kažkur, bet čia jau nebaisu. Tai va, tai ketvirtadienio vakaras, tik protestuotas naujas variklis KLZ turbo. Pastatau mašiną, kadangi Mantautas yra renginių vedėjas, penktadienį vestuvės, o šeštadienį GM-as. Tai mano mašina taip kaip padėta, va tokios va stadijos važiuojanti, ir aš į vestuvės. Dieninė dalis bažnyčia, čia vedėjas, labai sveikinam visus, mintyse sukas gerai kaip čia, tai aha. Ir ką jūs manot, įvykis koks, bažnyčia sutvarkyta, jau neįpatenkinti, išvažiuoju fotografuotis ir yra laiko tarpas iki vakaro, kuomet dar aš galiu kažkur tai dalyvauti, kadangi viskas Klaipėdoj. Ką daro Mantautas? Važiuoja į parduotuvę ir nusiperka 4 semislik padangas. Nuveža kažkur sumontuoti, kad ten jau nebežinau, nuvežiu, sakau, sumontuokit, pasimsiu ten kažkada. Ir važiuoju ir vedu vestuvės iki 3 nakties, grįžtu namo, miegu, nemiegu, nežinau, 3 valandą, 6 keliamės, sumuštiniai dėti, nesudėti, atsikeliam ryte va taifą, sėdam į KLZ turbo ir drebantis važiuoju, kad tik kas nors neužlinktų. Atvažiavau į GM-ą, pučia, šniokščia, mane aplenkė Eugenijus. Dar galbūt kažkas, bet koks aš buvau laimingas, kad aš važiuoju. Ir savo eiga grįžau iš GM namo ir po šiai dienai tas pats motoras kūrenasi, pučia toliau, tai va, tai mano tokia pati žiauriausia istorija, kuom galima būtų šitoje istorijoje pasidžiaugti, kad gera turėti draugus, kurie supranta tavo bėdą, kurie turi drąsos ir rado laiko padėti šitoj situacijai. O kitas dalykas, ką norėčiau patarti visiems ir šito pavyzdžių galbūt parodyti, kad jeigu nori kažką padaryti, tai turi padaryti bet kokią kainą. Jeigu tu to nori, tu padarysi tai, ką tu nori. Ir nesvarbu, kokias kliūtis tau griūna bet kas, kiša
pagalius ir ratus, bet jeigu tu nori, tu pavarysi. Galėjai nuleisti rankas, gali apsiverkti, gali su autobusu važiuoti į GM, bet tikras MX3 fanas, tai savo to neleis. Tai reiškia, kad grandioziniai, labai malonus susitikimai, džiaugsmas, gera nuotaika, muzika, šokiai, draugai, mašinų gaudesys, nuovargis, saulės nuspigintas veidas ir sunkus sekmadienis. Ne, dar tokio džemo nebuvo, kad neprisiminčiau, kas vyko išvakarės. Šeima gal? Gal, nežinau, šiaip kažkas tokio, kas verta dalyvauti. Ir sen visada nuvažiuoju kaip tikrai pas draugus tikrus gerus. Malonu visada pabūti, pabendrauti, kažką naujo sužinoti. Dažniausiai, kaip ir Mantutas buvo sakęs kažkada, sako, ai čia jau po laiko jau čia sako, apie mašinas nebešneki, jau šneki, tai kaip pasai šeima, kaip gyvenimas, kaip sekasi, kaip šiaip. Mašinas jau būna nebešneki, tai nežinau. GM. Dvi magiškos raidės GM. Tai reiškia pirmoji eilėj didelį draugų pažįstamų susibūrimą, bendraminčių. Tai reiškia automobilių gausmą, išmetamos dujos, ratų cypimas. Tai reiškia nerealus vakarėlis, reiškia galvos skausmas ryte. Daug dievė tik galvos skausmas ryte. A, ne? Bet tos dvi raidės jos ypatingos. Po kiekvieno GM iš karto pradedam ruoštis jau sekančiam GM. Nes gaila, kad tik 2 kartus metuose vyksta. Iš tikrųjų, mielai darytume ir dažniau. Nepatemptume, bet... Nei finansiškai, nei sveikata. Ekspresas tai kai kviečia visi, kai banda gyvulių bėgam prie stalo, prie baro ir geriam visi. Ekspresas asocijuoja su tom, kad visi vienu metu labai audringai pakeliam po čerkelę. Apie ekspresą labai greitai ir kokių tik mes neturėjome ekspresų, bet man labiausiai įsimintini yra ekspresai ryte. Ir kažkuris vienas ypač buvo, kai ryte per naktį baliavojom ir 2 ar 3 pasiruošėm ekspresą, patys parekėm ekspresas ir netikėtai patys atsirandam 3 lygiai prie to stalo, išgeriam ir toliau švenčiam. Jo, ekspresas, nuostabi MX3 klubo tradicija, gyvuojanti ganėtinai ilgą laiką, jinai atsirado ne iš pačių klubiečių, bet iš klubo draugų. Ir esmė buvo tokia, kad visuomet, kai būna per balius, kai žmonės išsibarstė kas kur kampeliais, kad žmonės tiesiog nebendrautų atskirai, o būtų visi vienoje krūvelėje, buvo išrastas ekspresas, kai tiesiog sudedamos visos čerkelės, vieną vietą, jos yra pripildomos ir visi žmonės vienu metu subėga. Priekiam per mikrofoną ekspresas, visi atbėga, padaro po čerkelę ir toliau eina šokti. Tai tiesiog bent jau vienai sekundijai subūrimas visų į vieną vietą. O, mes nežinom, kas tai padarė? Padulis. Tas ekspresas atkeliavo iš mano gimtadienio, vieno iš mano gimtadienio, kai visi švęsdavom. Ir prasidėjo nuo to, kad Kęstas mūsų pagėręs gerai, sugalvojo, davai, sako, pripilam visiems, žinai, riktinis ekspresas ir visi vienu metu išgersim. Tai va, nuo to viskas ir prasidėjo ir taip lygiai taip pat persikėlė į Granitą, jis atvažiavo į tą Granitą su manim kartu ir jisai padarė šitą visą reikalą. Taip ir atsirado ekspresas MX3 klube. Kažkuriais metais ekspresas buvo šiek tiek patobulėjęs. Jisai buvo šiek tiek patobulėjęs, kadangi taip gavosi, kad buvo švenčiama šokio aikštelėje, ne pačioje, ne salės viduje, kur dažniausiai vyksta visi išgerimai. Tai ekspresas vienas iki buvo tiesiog patobulėjęs į mobilųjį ekspresą. Tiesiog būdavo išnešamas ant didelio padėklo, daugybė čerkučių. Ir tiesiog būdavo irgi rėkim ekspresas ir visi nustoja šokti, atbėga, padaro programelį, deda atgal ir toliau šoka.
Tiesiai dansfloro, magiškas padėkulas. Ir vėl gerai. Bet šitas magiškas žodis ekspresas, netgi žmonės, kurie jau nulūžę, kur nors daro miegutį, išgirsta per mikrofoną, kad vyksta ekspresas. 4 atbėga, kaip Armandas buvo išneštas bent porą kartų, pareina pats. Magiški žodžiai. Gintaris tas pats. Mėgėjai. Kokie čia mėgėjai, čia profesionalai, nemėgėjai. Čia jau tikrai. Yra vienas labai geras vaizdelis, dar dabar atsimenu, pas kažką užkritęs, kur stovi žmogus ir aplinkui nieko nėra. Visi prie mašinų, kas kur, tiesiog šokio aikštelėje stovi vienas. Ryte pasiėmė mikrofoną, surėkė ekspresas ir laukia. Ir girdisi mirtina tyla. Ir po truputį kojytės. Parbėga ir bum, pilna žmonių. Iš niekur atrodo, subėga visi į ekspresą dalyvauti. Skaitė, ateityje norėtųsi palinkėti daugiau. Rūpinkite savo mašinom, kiek įmanoma skleiskit žinią apie jas, mylėkit vienas kitą, būkit draugiški ir supratingi. Būt supratingiam pirmiausia, nes kartais šiek tiek pritrūksta to. Išlikti ir toliau, man pačiam be galo įdomu yra kas bus dar po 5, po 10 metų, kaip viskas bus, kas bus. Aš būtent žiūriu ne iš techninės pusės apie MX-us iš tikrųjų klausimas, kiek jų išliks klube, kiek žmonės turės tų laisvų pinigų išlaikyti tą mašiną ir taip toliau. Bet kaip mes toliau bendrausim, kaip draugausim, nes senoliai su kitom mašinom pardavę atvažiuoja metai iš metų, jau 5 metai, 6 ir po 10 metų mes susirinksim tie patys, nes tiek metų išlikom ir susirinksim ir dar toliau. O būtent MX3 klausimas, tai mano, pavyzdžiui, vizija, aš norėčiau palinkėti, kad buvusiems nariams, mūsų garbės nariams dabar, kažkada atrasti savy drąsos ir parodyti tą cinkelį ir nusipirkti MX3. For fun. Todėl, kad nusipirkti. Kad parodytumėt, kad jūs dar esate iš vien kartu. O žinoma, reikia tobulėti ir tos MX-as nebe rodiklis, reikia aukti, ten nori galų varomas, ten 4 varomų. Nu, prašau, viskas yra tvarkoj. Svarbu toliau draugauti, o kažkada for fun atvažiuokit su MX3 į GM, tada bus kietai. Ir tas. Aš neatrodau storas. Atrodo. Bet čia jau niekas nepadės. Photoshopas. Šikniai. Žinai, kai sako, kamera prideda 5 kilus, kažkas iš šonų, tai kiek tave kamerų filmavo? O plot? Armandas ploja, nes jisai dabar padrėm. Ką aš galiu pasakyti, iš tikrųjų džiaugiuosi, kad kažkada seniai pažiūrėjau tą skelbimą ir nusipirkau tą Mazda MX3 ir sutikau visą šitą šaunų kolektyvą ir tie 10 metų, galima sakyti, tikrai buvo turtingesni ir tiek, nežinau, emociškai, tiek draugų, visokių įspūdžių daugybė, kad turbūt daugam to ir linkėčiau, iš tikrųjų, awesome klubas. Ir nežinau, kas dar nori naujų narių, turbūt per daug nelabai ir atsiras, bet jeigu ir atsiras, manau, nepasigailės suradę tokių žmonių. Norėčiau tiesiog truputėlį pažiūrėti, jeigu kažkoks jaunas žmogus, kuris šiuo metu žiūri šitą vaizdelį ir galvoja, ar pirkti automobilį, ar nueiti į forumą, ar verta registruotis. Tiesiog norėčiau paskatinti, kad taip tikrai verta. Tai gali būti nuostabi patirtis, nuostabus klubas galbūt, naujos pažintys. Ir ta automobilizmo tema, jinai gyvuos dar ilgus metus. Ar turėsi Mazda, ar turėsi galbūt Opelį. Tiesiog, kad visuomet verta dalyvauti, verta išlysti iš savo komforto kartais zonos galbūt. Tiesiog nuvažiuoti, pabūti, pabandyti. Labai skatinam. A dabar aš? Galų galiai ir aš suplojau. Ką aš galiu pasakyti, visą būdų jūs palaikau. Nu, tapsia, viską čia gerai pasakėt. Nu, jo, reikėtų nebijoti tokių dalykų, bent jau aš tai vos ne per prievartą atsiradau šitam klube, bet labai tom džiaugiuosi. Iš tikrųjų dabar iš to klubų iššlovė tikrai superinių, nuoširdžių žmonių, kur net iš pašonės, net tėvai pasako, tapsia, nu tai ilgam jau draugai ir visam gyvenimui, tapsia, kur gerai sutari, gražiai draugauji. Nu, atvažiuokit pas mus, pabūkit, pažiūrėkit. Jeigu vieną kartą biškį sausau, tai antrą kartą atvažiavęs bus iš visosom. Tai tiek. Faina čia pas mus. Klubiečiam palinkėčiau, žinoma, plėstis,
saugoti miksus, nes jie retėja. Ir būti dar organizuotesniems. Surengti kažkokiu, visuomeniniu kažkokiu renginiu. Kad ir vykdyti asociacijos tikslus. Ką daro? Čia kaip mano filmuojat, nekalbėt. Kaip mano meistras pasakė, sako, aš per tiek metų Mazda servise dirbęs, ta prasme, nesu dar tokio kapitalinio remonto daręs, kaip pasidarė Alfa mūsų klubėtis. Viską Tai čia viską pakeitė. Ir kompensatorius, ir žiedus, ir indeklus. Kėbulą. Ir kėbulą pakeitė. Išmetimas, viskas. Plojo, Miksus antras ar trečias, sakyčiau, gal vis dar vieną kažkokį motorą turėjo, aš klystu. Alfa, kiek tu Miksų turėjai? Čia penktas. Šiuo metu vairuoja mano mašiną. Šiais laikais šitų mašinų silpnoji pati grandis yra kėbulas. Žmogus šiuo metu susirado tobulą kėbulą ir mašiną lipdo aplink kėbulą. Kalbant apie silpnasias grandis, įsigyk naujesnę 6 Mazdą, 3 Mazdą. Supuls dar greičiau nei šitoj tavo silpnoji grandis. Pasisiot galiu eiti. Nervinis. Aš žiauriai kenčiu. Bus įsimintinas turbūt pas mumis čia Klaipėdai, daugiau gal... Geriau paklausk, ar Augis nori būti greičiausias. Aš aplamai turbo dėjau tik todėl, kad aplenkti Mantotą. Vien dėl jo aš dėjau turbo. Ta prasme, man pasitaikė proga į finansų tokių, kad aš galėčiau įsidėti, bet man buvo gaila. Paskaičiaus, tais laikais 10 000 litų maždaug biudžetas įsidėti, imam turbo, tai buvo kosminiai pinigai, tai imam mašiną normaliai. Tais laikais, tai kuriais čia laikais? Nu kaip tais laikais, kai... Prie lito. Prie lito, ne taip senai, bet kai alga, tarkime, 1200 litų ir įsidėti vos ne metų biudžetą sukišti mašiną per 2 mėnesius, tai yra kosmosas. Visų metų, vos ne metų, o 10 mėnesių biudžetą sudėti mašiną yra brangu. Iš to dar reikia gyventi. Nu tai va, pasitaikė proga, kad galėjau įsidėti turbo, taip tikėjaus, pradžią pinigų turėjau, dar trūko, daug jų trūko tenai. Nu ir va, ir Mantotas mane buvo aplenkęs, vis va, įsidėjo jisai KLZ, aišku, ten 20 kW pasi buvo daugiau, jis mane lenkdavo, į GM jam nusuko sankabą ir aš laimėjau pirmą vietą, tada man, kai buvo gerai. Nu ir va, prasidėjo tada, kai jis susitvarkė sankabą, aišku, mano vėl tapo lėtesnis. Nu ir galvau, reikia dėti turbo. Dėjus tokia mintis tik buvo, kad biški turiu pinigų, bet ir reikia būti pirmam. Va tas pirmas, man va dėl to aš ir dėjau. Nu ir galvau, įsidėsiu aš tą turbiną. Vis daug, kaip sakantas, 10 000. Nu ir dėjau šitą turbą, tėvam nepasakoju, nes tėvai mane bepročių ir visai kitaip išvadino. Nesakiau, kiek viskas kainavo ir įsidėjau šitą turbiną. Paskui Mantotas įsidėjo turbiną. Paskui Mantotas norėjo savo rankom, tu savo priešininkui. Aš savo rankom, savo priešininkui tam įdėjau turbiną. Aišku, aš kaip meistras padariau, kad pasivažiuotų lėčiau tą mašiną. Ir aš vis tiek buvau pirmas. Nu, dabar... Bet praeitais metais Mantotas irgi atsisuko kraniuką. Praeitais metais Mantotas irgi atsisuko kraniuką. Nu, čia pripažinti nenoriu pralaimėjusiu, bet pripažįstu, kad važiuoja labai gerai. Akis drasko. Akis drasko. Tai čia negalėsit, kuris jau lėtesnis. Tai, prieš šį gėjimą vėl prikaupiau pinigų biškį. Nu ir galvojau, reikia perinkti vieną variklį. Variklių kaip garaže, kaip šieno turiu. Čia pas Mantotą nie kvapo jų nėra, o pas manęs kokie 5 gal mėtosi garaže. Visi užkalti, porą turiu 1.8 gerų variklių ir 2.5-3 variklius. Nu ir galvojau, vieną perinksim. Nu va, dabar kitą savaitę... Sekundėlę. Nu va, kitą savaitę važiuoju pas gerbiamą mūsų programuotoją Valdą, kuris pagamino man kompiuterį. Ir bandysim standartinį variklį užpūsti dar kokiais 0,3 baro daugiau. Dabar pučia apie 0,8-0,9. Bandysim, jeigu 1,2 baro laikys, tada čia turėtų būti jau netoli, sakykime, gal link 400 arklių. Jeigu nelaikys, tai žiūrėsim, kas nelaikys tam varikliui, ar švaistikliai, ar galvos tarpinis, kas nueis ir perinkinėjau kitą variklį su 2-3 kompresoriniais švaistikliais. Jie storesni yra. Tai tikėkimės, jeigu lūš švaistiklis, tada naujas variklis įmam laikys dėl švaistiklių pakeistų. Bus nauji žiedai, vožtų gumelės, viskas pilnai perinkta. Ir bandysim 4-450 arklių.
Reiškia, busit greitesnis. už mane. Būsiu jau 100% greitesnis, bet jeigu tas 1.2 baro man atlaikys standartinis variklis, tada aš vis tiek jį išimsiu, nes jau sankabą savo mašinos pardaviau, kitą užsakiau iš Amerikos keramikinę, laukiu dabar pareis, tai dėsiu bet kokiu atveju perrinktą variklį ir jį pusiu, jeigu jisai sprogtų, gražinsiu atgal standartinį variklį. O jeigu nesprogs, tada 4-4 PM variklių ir važiuosim. O tą pasiliksim kaip atsargai. Tai va tiek žinių. Tai laukia smagus gaimas. Vyrai, ruošiamės, ne? O, KLZ. Čia KLZ, karočias, sparnas. Atminimo. KLZ, sparnas, likęs. Kėbulas jau senai yra po presu, bet sparnas. Išėjęs sparnas, o dar likęs. Iš tikrųjų, atvirai, tai nieko gero tas klubas nėra. Turi kentėti, kai nori myšti. Stop! Ta prasme, mašiną ištisai tobulini ir galo krašto nėra. Norėjau žmonai padėkoti, kuris šis palaiko šitą beprotybę. Tuose, jeigu ne tie draugai, kurie spyrė mane į trasą, tai nežinau, aš dabar galvoju, būtą savo ar namą turėčiau. Eik, tu šis Majamyje gyvenčiau, kiek pinigų išleidau ant tų mazų. Svarbu kažką daryti. Taigi, pokalbio laidoje buvo Caras Armandas, kitaip žinomas, Simas Briedis ir Marčėla Mastrajani. Ačiū. Galiu šaitą, aš taip samyšiu. Linkėjimai visiems, MX3 klubas Klaipėda. Iki susitikimų, 1-2 MX3. Viskas, stojamės. Varom. Susirinkimas baigtas, neįlinių mito Klaipėdos susirinkimas. Viskas aptar. Salė vėl kitam.